Lietuva – didžiausia Baltijos valstybė, ES ir NATO narė. Būdama strategiškai svarbioje vietoje, geografinėme Europos centre, Lietuva su sostinė Vilniumi tampa tiltu tarp rytų ir vakarų. Vilnius garsus savo gamtos ir kultūros paveldu. Miestui dar tik kuriantis, čia susitiko įvairios kultūros. Skirtingų tautybių ir religijų gyventojų grupės gyveno, kūrė ir statė pagal savas tradicijas, prisitaikydamos prie vietos sąlygų. 1994 metais Vilniaus senamiestis įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objektų sąrašą. Šiandien šalies ekonomikos augimas yra vienas iš sparčiausių Europoje. Metinis bendrojo vidaus produkto pokytis 2006 metais buvo 7,4%. Aplink Vilnių 300 km spindulių regione gyvena net 16 milijonų Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos ir Baltarusijos gyventojų. Analogiškam Talino Helsinkio regione, į kurį taip pat patenka Sankt Peterburgas, yra 10, o Rygos 8 milijonai gyventojų. 2006 metais prestižinis verslo žurnalas Foreign Direct Investment Vilnių pripažino Baltijos šalių ateities miestų, o Vilniaus ir Kauno dvimiestį Europos ateities regionu. Tarptautinėme informacinių technologijų ir komunikacijų konkurse už įgyvendintą projektą E-savivaldybė Vilniui suteiktas Baltijos iššūkio apdovanojimas 2006. Pastebimi pokyčiai. Vilnius – tai nuolat atsinaujinantis miestas. Tiesimos naujos gatvės ir tiltai. Atgimsta parkai, skverai ir aikštės. Auga nauji verslo ir prekybos centrai. Statomi šiuolaikiški gyvenamieji kvartalai. Naujas ir patogus keičia nevertingą seną. Nuo 2000 iki 2005 metų tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus mieste viršijo 51 milijardą litų, o materialinės investicijos 19 milijardų litų. Nuo 2000 metų sparčiai kuriama moderni miesto centro dalis dešiniajame Neries upės krante. Vienas iš ambicingiausių šio projekto tikslų – pasiekti, kad Vilniaus centras būtų tarp 10 geriausių Europoje. Palaipsniui tai tampa realybė. Nuo 2004 metų Vilniuje įgyvendinama daugiabučių gyvenamųjų namų ir jų aplinkos renovacijos programa Atnaujinkime būstą, atnaujinkime miestą. Sostinėje veikia beveik 300 švietimo įstaigų, bet dauguma iš jų būtina skubiai remontuoti. Nuo 2007 metų prasidės ir per kelis metus bus užbaigta Vilniaus mokyklų ir vaikų darželių renovacija. Vilnius, kurio miškingumas 36%, yra vienas iš žaliausių miestų Europoje. Vis daugiau Vilniaus miškų, parkų bei vandens telkinių įrengiama ir pritaikoma rekreacijai. Sparčiai plėtojamas dviračių takų tinklas. Vilniaus pramogų parke nuo 2004 metų veikiančioje Siemens arenoje su 12 000 vietų organizuojami pasaulinio garso muzikos, pramogų ir sporto renginiai. Pasiekti vieniems kitus padeda naujai išaugę tiltai, estakados, nutiestos naujos gatvės. Krovininiams automobiliams suplanuoti ir jau pradėti realizuoti Vilniaus pietinis ir vakarinis aplinkeliai. Pačioje sostinės širdyje, Vilniečių pamėgtose renovuotose katedros ir rotušės aikštėse vyksta reprezentaciniai miesto renginiai. Vilnius niekada nenustoja augti ir keistis. Vizija 2015.
Augantis miesto centras Neries dešiniajame krante, sparčiausiai besivystanti sostinės dalis. Nuo 2000 iki 2005 metų čia jau investuota 520 milijonų litų. Iki 2009 metų čia numatoma investuoti dar 450 milijonų litų. Planuojamos bendros Neries dešiniojo kranto investicijos perspektyvoje sieks 2 milijardus 800 milijonų litų. Tarptautinis Vilniaus oro uostas taps moderniu ir lengvai pasiekiamu. Naujas terminalas bus pastatytas 2007 metais, o ateityje numatoma modernizuoti visą oro uosto teritoriją su prieigomis. Rekonstruotos ir išplėtotos transporto jungtis užtikrins oro uosto ryšius su miesto centru ir Kauno oro uostu. Kuriamas Vilniaus ir Kauno dvimiestis atvers naujas galimybes plėtoti ekonomiką, turizmą ir infrastruktūrą. Stoties rajoną planuojama rekonstruoti ir modernizuoti, jį papildant naujais verslo ir prekybos centrais. Daugelis pažangių Europos miestų jau naudojasi moderniu tramvajumi. Vilniaus tramvajaus pirmosios linijos stotis Santariškės įgyvendinimas prasidės 2008 metais. Antroji tramvajaus linija sujungs gyvenamosius rajonus su miesto centru. Įgyvendinant Lisabono strategiją, miestas skatina mokslo ir žiniomis grįsto verslo bendradarbiavimą. Tam skirtos teritorijos Saulėtekyje, Visoriuose ir Santariškėse. Nauja plėtra čia orientuota į žinių ekonomikos branduolių kūrimą, gyvenimo kokybės mieste augimą. Sukuriant palankesnės sąlygas miestiečių ir svečių poilsiui, 2007 metais Vilniuje atsidaro vandens pramogų parkas. Kiek vėliau šalia duris atvers pramogų ir prekybos centras, bus įrengta sportininkų šlovės alėja ir skulptūrų parkas. Siemens arenoje 2011 metais įvyks pagrindinės Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Buvusios gamyklos Velga teritorijoje atsiras naujas daugiafunkcinis kompleksas, kurį sudarys prekybos ir pramogų centras, biurų pastatai ir gyvenamieji namai. 2009 metais Vilnius taps Europos kultūros sostinė. Aukšto lygio renginiams organizuoti sostinėje bus sukurti tautos namai ant Tauro kalno su klasikinės muzikos koncertų sale ir kongresų centras prie Seimo. Rekonstruota Lukiškių aikštė taps reprezentacinė. Bendradarbiaujant su Guggenheimo ir Ermitažo vadovais, sostinėje siekiama įkurti daugiafunkcinį kultūros centrą su Ermitažo Guggenheimo muziejumi. Su šiuo pasaulinio garso simboliu Vilnius atsidurs greta tokių miestų kaip Londonas, Paryžius ar Sidnėjus. Manyčiau, kad po 10 metų mes išvysime visiškai naują ir labai gražų Vilnių. Man patinka, kad aš gyvenu Vilniuje, aš įsivaizduoju, jeigu aš gyvenčiau kitame mieste. Tu įvertinin tai, kad turi ir pasilgsti ir supranti, kad tai yra tavo namai. O siekti tobulumo ir to, kad būtų dar geriau, turbūt kiekviena mūsų nori. Visos svajonės įgyvendinamos. Tai rodo Vilniaus miestas, nebijantis drąsių idėjų, kurių gali pavydėti ne viena pasaulio sostinė. Mes matome miestą tokį, kuriame gyventi būtų patogu mums ir mūsų vaikams. Mes žinome, ko norime. Ir ateitis tampa dabartimi. Miestų, apie kurį svajojame. Svajonę, kuri pildosi.